Dabar norėčiau aš parodyti, kaip išpjauti stiklą vietoje. Tai reikėtų turėti tepalinį rėžtuką, markerį pažymėti, liniuotę iš fanieros, čia šiuo atveju iš ąžuolinės lentutės, kita pusė paklijuota, kad netaip slystų. Nu ir aišku, stiklo gabalą. Paprastai naudojamas 2 arba 3 mm. Stiklas yra uždedamas ant rėmo, markerio pagalba yra užsižymimi kampučiai ir pridedama liniuotė ir atpjaunama. Tada stiklas būna idealiai tinkantis konkrečiam rėmui, jam reikėtų palikti iš visų pusę apie 2 mm, 2-3 priklausomai nuo falco pločio. Labai standžiai stiklą nereikėtų pritaikyti dėl to, kad jisai gali netyčia rėmas, keisdamas savo formą, gali jį sulaužyti. Aliejavimui lango yra naudojamas linų sėmenų neapdorotas aliejus, jisai geriau įsigeria negu virtas, jis ilgiau džiūsta, bet jisai tiesiog tam darbui labiau tinkamas. Šitas aliejus tinkamas ir teptuko laikymui, kad jie neuždžiūtų po darbo. Aliejus yra tepamas plonų sluoksnių, perteklius yra, kiek įsigeria perteklius yra pašalinamas su popierium arba skuduru, kuris paskui yra susdrėkinamas ir talpinamas į hermetišką maišelį ir taip tik galima išmesti į šiukšlių dėžę. Antras sluoksnis yra aliejaus tepamas po to, kai pirmas išdžiūsta, tai dažniausiai po poros ar 2. Prieš įkituojant stiklą reikia falcą lango pertepti su laku šakutėm. Lakas šakutėm naudojamas kaip barjeras, apsaugantis kitą, kad neprarastų aliejaus ir jis neįsiskverbtų į medį. Naudojamas yra paprastas natūralių šerių teptukas, pertepama viskas yra ir jis labai greitai išdžiūsta. Teptukas, kad neišdžiūtų, yra valomas su spiritu arba tiesiog spiritinė dezinfekcinė priemonė. Pagaliau viskas išdžiūvo, jokių pratekėjimų nėra, dabar galima bus pereiti prie alyvavimo. Kitavimui yra naudojamas kitas, jisai susideda iš linų sėmenų aliejaus ir kreidos. Dirbant reikia susiminkyti, falcas yra uždengiamas kitu. Įplukdomas stiklas, kad jisai geriau įsiplukdytų, yra naudojama vibracinė šlifavimo mašinėlė naudojama, ant kurios yra uždėtas koks nors arba skuduras, šiuo atveju yra oda. Stiklą reikia pritvirtinti mažomis vinutėmis, kurių yra nukerpamos galvutės ir specialiai už galastų plaktukų, kad lengviau priglustų, yra įkalama į falcą. Kitas etapas yra galutinis įkitavimas. Tai vėl yra paimamas kitas. Galima jį labai grubiai uždėti ant rėmo rankomis. Galima naudoti, aš štai tokią mentelę turiu, kad su ja yra patogu, kai yra labai daug langų, labai jie ir šiurkštus yra, ir kad mažiau pasižeisti rankas, tai aš naudoju, darau su mentele. Po to, kai yra užklijuojamas visas langas, yra naudojamas kitos mentelės. Tai čia jau kito išlyginimui, tai yra viena storoji tokia, kita truputį plonesnė. Tai galima naudoti vieną, galima naudoti kitą, aš kartais naudoju ir daugiau. Po to, kai viskas yra užglaistoma, kampus aš taisau su štai tokia mentelė. Be to, galutinis taisimas labai patogu yra primušti kitą į vieną liniją su plačia lygia glaistyklė. Priklausomai nuo lango ilgio, tai reikia naudoti įvairių, arba dar ilgesnę, arba trumpesnę, ir taip lengviau susigaudyti, nes kito abi linijos turėtų sutapti, arba išorinė kito linija turėtų būti šiek tiek mažesnė, nes dažant turėtų abi linijos sutapti. Užkitavus yra dar naudojama pemzos,
taip vadinami milteliai. Kiti naudoja kreidą paprastą, bet kreida turi tokią savybę, kad jinai netaip gerai įgeria visą kito perteklių, kuris lieka, ištaukina stiklą. Ir jinai reikia labai stropiai nuvalyti nuo kito, nes būtent su šita tai galima tepti ir ant kito, užkituotų vietų, ir ant rėmo, ir po to jis labai gražiai nubyra ir netrukdo dažui. Šį kartą tiek. Tikiuosi informacija buvo jums naudinga. Žiūrėkite kitus įrašus projekto puslapyje.